Nu ką, reiškia, kad istorija tokia, žodžiu, išvažiavome šiandien su Kazimieru dviračiais pasivažinėti. Nu ką, žodžiu, davė man dviratį. Sakau, eik, tu bobišką dviratį davėjai. Blemba, užsėdau gerai, važiuoja tas dviratis. Aš su tokiu niekad gyvenime nevažiuoju, o Kalkov Vinora. Kalkov Vinora. Kopija. Nu va, važiuojam mes. Važiuojam. Sakau, tu mažą tempą. Sakau, karininkas laikai. Reikia greičiau viską daryti. Toliau nuvažiuoju čia, spaust gazų. Nu, žodžiu. Tai nuvažiavom, pažiūrėjom ir pradžių į tokią ten kažkokią paukščių stebėjimo vietą. Nu ką, sustojom ten. Blema, galvoju, vapšė mes niekur nenuvažiavom. Taip trumpai labai. Nu, paskui sako, važiuojam iki to, toliau iki to, reiškia, nuo Olando kepurės. Nu, nuvažiuojam iki to Olando kepurės. Ten irgi, nu, gražu, kaip, nu, esu buvęs ten, bet viskas labai sutrumpėja. Kai piešęs eini, tai tie atstumai ilgėjo, kai dviratį minė, viskas labai, nu, blema čia. Man kaip tokiam pažengusiam sportininkui tai net neatstumai. Nuvažiavom iki ten irgi nieko, bet jau jisai pamatė, kad jį po akinius pametė. Nu, žodžiu, akinius pametė, ten kažką gal kažkur, žinai, paskui užsikirto grandinę. Ta grandinė, kol atkabinom, ten jau susiparino Kazimieras. Blemba, man nepatogu, sulaužiau naują dviratį. Toks geras dviratis, paskui važiuoju. Tai kiek tas dviratis kaina? Pasirodo, nei jis toks geras, nei ką, 400 eurų. Gėda žmogui pasakyti. Važiavau kaip su Rolls Royce, staiga pasirodo, kad Volkswagenas. Nu, žodžiu. Tai va, važiuojam. Tada važiuojam mes, reiškia, iki tos vėl stebėjimo paukščių vietos, ten ežeriukas toks prie jūros gražus. Nu ką, sustojom, aš į tualetą, pastačiau kamerą, nu ir jungiau ten tą filmavimą, timelapse, reiškia, jau pats jau nuėjau į tualetą. O ir tualete ką, man tokia mintis toptelėjo, kad yra popieriaus. O man snarglys bėga visą dieną. Rytą visą. Nuo vakar sušalimo, nežinau, jūroje turbūt sušalau. Ir žodžiu, jau pamiršau viską. Išeinu ten kažką, bla bla bla. Nesąmonės kalbu. Žodžiu. Nu ir toliau važiuojam mes. Jau man sukilo visas šūdas, žodžiu. Pradėjau piktintis ant viso pasaulio. Nu, nes man pikta, nežinau kas, gal čia nuo gryno oro, gal nuo mėnulio fazės, gal šiaip nuo gero gyvenimo. Žmogus, kai labai gerai gyvena, pradeda piktintis. Nu, taip, ir paskui, ir jau įvarom mes į Palangą, įvarom į Palangikę, Los Palangės, ir aš pradedu spausti. Kazimieras neatsilieka, irgi spaudžia, žodžiu. Nu ir tada aš dar labiau spaudžiu ir staiga man tokia mintis. Blemba, kamera tai ten pasiliko stovi. O čia, nu taip, nei daug, nei mažai, kažkas 13 kilometrų. Toks atstumas. 15, nebus 15, gal 13. Ir man taip, Kazimierai, sakau, aš turiu grįžti. O kelias pilas gaila tos kameros, belenkaip, kurmi. Ten suinvestavau krūvą šaibų, dabar nuneš man tą kamerą. Nu galvoju, bet aš tai pastačiau, jeigu ten neis nieks, tai gal nepaims, bet jau šūdai per. Galvoju, nu va, piktinausi, tai va, likimas kaip pamokė iš karto karma, kai šovė į šikną. Nu ir lėkiu visas jau susiparinęs, galvoju, kad tik spėčiau greičiau negu vagys. Nu ir eina žmonių klausiu, sakau, žmonės, ar nebuvo ten, nematė, ne. Tie žmonės įgėtų 13 km, kada eitų, čia yra reikalų. Nu, spaudžiu, kiti žmonės, nebuvo, ne,
sutinku tokią vieną mergaitę su šuniu, kaip Gabrielės, tas vyžlas. Nu ir ką? Sakau, ar nematėt? Ne, sako, tik tai mačiau baltą mašiną ir 2 berniukus. Tai sako, jeigu jie ten nuvažiavo, tai pavok.